Alio. Labą dieną, parduotuvė, kiek Roberto klauso. Alio. Labas, aš noriu paklaust. Su tėšiu pirks babai dovadų. Aha. Ir baba, žinai, yra degų. Aha. Ir yra dar pelytas. Aha. Ir yra jūrų Kiaulytė. Taip. Kokią? Kurią reiktų pirkti? Čia kam, močiutė? Šiam mamytei. Tai tiesiog jūs turite atvažiuoti į parduotuvę ir pasižiūrėti. Bet jinai, kaip, kad nereikėtų pažiūrėti. Tai ir tą visas reikia prižiūrėti šiaip. O žiurkę? Taip pat. O ko nereikia? Tata. Kaip sakot? O kad, tata, o ko nereikia prižiūrėti? Jinai, kad nereikėtų prižiūrėti. Žinau, kad visus gyvūnus reikia prižiūrėti. Bet aš turiu žuvytę ir jos nereikia prižiūrėti. Šiaip žiurkėnus reikia prižiūrėti. O kodėl? Kodėl? Todėl, kad reikia. O jeigu du žiurkėnai ir jie vienas kitą visą, tai padaro daug žiurkėnų. Aš šitą žinau, pas mus buvo žiurkėnas. Taip, jeigu tos pačios lyties, jeigu skirtingų lyčių, tai taip. O aš mano brolio draugas turi degų. Kaip pažiūrėti šeperdukas ar perkytę? Tai jūs tiesiog atvažiuosite į parduotuvę, jų mergaitės pažiūrės. Reikia atvežti? Ne, atvažiuoti, pasižiūrėti. Jum išrinks. Gerai. Va tiesiog taip. Teta, sakė, mums padės išrinkti. Ką padės? Alio. Žiurkėną. Alio, su ko kalbu? Vadinasi Roberto. Kas čia dabar prisiskambino? Jis paskambino jums, ar kaip? Jis man paskambino. Jis? Aha. Lukuti, kiek aš tau kartų sakiau, kad negalima skambinti be mano žinios? Ašgi noriu žiurkės. Kokios dar žiurkės tu nori? Kaip buvo pas mus žiurkės? Kam tau tos žiurkės? Ką tu čia dar? Mamytei. Mamytei žiurkė. Taip, mamytė žiurkė. Tai atsiprašau, kad čia mano sūnus tai paskambino. Aš žinau, kad nesupratau, baba, jisai sako, kažką nori, aš taip ir nesuprantu, jisai sako, atvažiuokit pasižiūrėti. Tai atvažiuosim tiesiog. Teta, aš noriu pisą. Gerai, važiuosim picą. Viso gero. Sėkmės darbe. Ačiū, viso gero. Viso. Pisa. Aš noriu pisą. Jeigu nežinau. Aš noriu žiurkę ir pisą. Pisa.